Nenorėjau piktintis labai, bet kažkaip Latvijai man nelabai sekasi su šitais restoranais ir aptarnavimu. Vieną kartą pralaukėm 20 minučių apero šprico. Vaikščiojo ratais, dar kartą perklausė. Kitas atėjo perklausė, sakom, užsakėm ir nieko nėra. Žodžiu, visi čia piktinasi aplinkui, atnešė mums, šitam restorane atnešė mums vieną porciją, sakom, tik kur antra. O sako, jūs užsakėt? Žodžiu, pasimetę jie čia kažkokie, tai pabaigoje sakau, paskaičiuokit ir gal kavos galite atnešti nemokamai už aptarnavimo kokybės pagerinimą. O kas čia buvo blogai? Nieko nesuprato. Žodžiu, nelabai rekomenduoju. Apskritai, broliukai, labai pasitempt reikia. Atvažiuokit į Lietuvą, pasirodyti, kaip reikėtų tai viską daryti. Baras. Niekur Latvijai taip nebuvo gerai. Tiesa, nepigus. Kokteiliai nepigus, bet močiutė padarė kokteiliuką, labai smagiai buvo. Visai geras. Patefonas tikras, vinilas, visur padėkliukai, žiūrėkite. Tai parodysiu viniliniai padėkliukai tokie. Šiandien vakarė dar turėtų būti gyva muzika, tai turbūt dar ateisim čia pakartoti. Va, labai linksma kompanija toks. Man atrodo, gal čia šeimininis kažkoks tai baras, nes tokia, nežinau, ir vyresni ir jaunesni dirba smagiai. Oh, me too? Oh, yes, in YouTube. Oh, yeah. Pirmą kartą susitinkam su šeimininiu baru ir pakankamai tikrai gero lygio. Mama man padarė, jinai jau turbūt pensijai, padarė negronį. Išeisi pensiją, darysi negronius. Pasiėmė, žinoma, užrašų knygutę, kaip daryti, bet padarė viską tvarkingai. Snata kažkokį tai mango, mango dagyrį kažkokį, bet tikrai labai geras. Bet svarbiausia atmosfera, labai gera, labai šilta, labai gerai bendrauja, labai šypsosi, šoka, tiesiog ir muzika 80-90 metų, čia kaip tik mums. Tai dabar truputėlį pasivaikščiosim, bus gyva muzika, mes vėl ten grįšime. Čia sugrįžom, čia groja iš tos pačios šeimos, tie patys žmonės. Geras biznis eina. Bet žiauriai maloni vieta, žiauriai. Vilniuje irgi tokios nelabai turbūt dar yra. It's the only light we'll see. No, I won't be